Netrukus matysite, kas taps geriausių medžioklės partnerių. Kaip moteris tampa vilioklėmis, o vyrai pribloškė savo raumenimis. Ir kokio kovos meno kojų spyriai laikomi tobuliausiais. Eksperimento autorius Renaldas Gabartas pasidžiaugė, kad iškelti tikslai ir klausimai rado atsakymus. Esmė tai tokia, iš tikrųjų patikrinti, kiek automobiliai daug gali pažengti nuo asfalto. Man atrodo, šį kartą mes pažengėm maksimaliai toli, nes įvažiavom į vidurį tvenkinio, kas yra šiaip neįprastas, švelniai tariant turbūt. Va, ir manau, kad visai neblogai pavyko, nes medžiotojai, kaip taisyklė, ypač medžiojantys paukščius, skundžiasi, kad kartais neįmanoma trofėjų ir laimikių susirinkti, nes jie įkrenta į meldus, į tokias vietas, kur nei nubristi, nei nuplaukti nėra kaip. Amfibijos parodė, kad jos gali galbūt net geriau negu šokį kitą kartą sudirbti. Koks buvo medžiotojų verdiktas? Šiandien sakyčiau, kad buvo lygiusios, nes šuniukas irgi paukštuką pagavo, amfibija, kiek mačiau, irgi kuros nesibaigė, irgi ištempė į krantą ir išvažiavus, kita nenuskendo, tai lygtais ir gerai viskas yra. Na tai gerai, dabar šiandien turėjo daug pagalbininko, kai jų nėra. Tai kaip tada patys nerėt? Nevažiuoju į medžioklę. Štai toks buvo dar vienas beprotiškai smagus nuotykis. Skirtingai nuo kitų pamišėliškų Top Gear eksperimentų, šitą vyrai drąsiai rekomenduoja išbandyti patiems. Rubrikoje sportas išskirtinio grožio merginos, o man smalsu, tai kaipgi nugalėsit savo priešininkės? Bandysime nugalėti. O kaip? Drąsa, ištvermė scenoje, na, grožio savaime aišku, na. Šypsena. Taip, šypsena yra pačioje pirmoje vietoje, manau. Noras laimėti, sulaukti tarptautinio pripažinimo, jaudulys užslėptas už plačių šypsenų, tai tik maža dalis pasiruošimo akimirkų prieš žengiant ant scenos ir laukiant teisėjų verdikto. Vienas iš svarbiausių dalykų – tolygus grimas, o dažna moteris šį atsakingą darbą patikėdavo vyrams. Поподробнее, как женщину гримировать, и вот самочувствие какое? Так как, спокойно, нет? Спокойно, приятно, безусловно, приятно, но спокойно абсолютно, потому что рассматриваешь, конечно, не как женщину, а как спортсмена, там, унисекс, там, неважно. Вот, нужно сделать качественную работу. И руки не дрожат? Руки всегда дрожат, волнуешься, потому что, безусловно, всегда дрожат руки. Ну, получилось, я думаю, хорошо. Minutės iki žingsnio ant scenos jau suskaičiuotos, o moteris vis dar produktyviai išnaudodavo kiekvieną akimirką. Tai vargas ar malonumas? Tai daryti, ką jūs darot? Žinokit, malonumas vis dėlto. Malonumas. Iki to kelias gal ir vargas atrodo, bet finale malonumas. Šiaip tai turbūt malonumas. Tai čia gyvenimo būdas, laisvalaikio praleidimas, hobis, viskas. Užverkime užkulisių duris ir pasimėgaukime ryškiomis šviesomis apšviestais, ištreniruotais ir išpuoselėtais kūnais. Siemens Arenoje įvyko tarptautinis sporto turnyras, kurio programoje vyrų kultūrizmas, klasikinis kultūrizmas, moterų kūno fitnesas ir bikinis. Būtent pastarosiose kategorijose ir knibždėjo didžiausia intriga. Moterų bikinio kategorijoje dėl pirmos vietos kova užvirė tarp Austrės Pakelnytės ir viešnios iš Baltarusijos Alisos Čerikovič. Mokėjimas itin gerai koketuoti su publika, valdyti jos dėmesį ir nepriekaištingos formos Alisai padėjo iškovoti pergalę. Вообще все вместе, весь созданный антураж, как говорится, образ и так далее. Первое, ты ставишь цель, чего ты хочешь. Потом ты занимаешься усиленно, преследуя, естественно, свою же цель. Образ однозначно, который ты создаешь, то есть ты там милая, ты там сексуальная, или ты еще какая-то придерживаешься, естественно, этой позиции. Ну и, конечно, внутреннее желание победить, выходить на сцену и в душе быть уверенной в себе, и ты показываешься публике, радуешься сам, радуешь других. И в этом, наверное, залог успеха. Moterų kūno fitneso kategorijoje finale susirungė 5 dalyvės. Teisėjų verdiktas lietuvaitės naudai. Renata Marcinkutė tapo šios kategorijos nugalėtoja. Paklausta, kaip nurungti varžoves, mergina kalbėjo taip. Šypsena. Ne, iš tikrųjų, kaip nugalėti varžoves. Tiesiog daryti savo. Ta, ką gali iš savęs įspausti maksimumą, o kaip bus taip. Labai svarbi programos dalis laisvoji. Kiekvienos šalies atstovas perteikė ir pabrėžė skirtingų mokyklų stilių.
Vyrų klasikinio kultūrizmo kategorijoje nugalėtojo titulas atiteko Deimantui Sladkevičiui. Sakykit, jūs turbūt sportuojate dėl to, kad džiuginti moterų akis, ne? Čia viskas dėl moterų. Yra ir tame teisybės. Dėl to daugiau? Nesiginčinu, yra, kaip pasakyti, gerbėjų, fanų, bet dalis dėl publikos, dalis dėl savęs, dalis dėl rezultatų, viskas tas susideda. Disciplina turi būti, bet nebus disciplinos, nebus formos, nebus reliefo. Viskame, aišku, kovoji su dietom, sunkiom treniruotėm. Disciplina turi būti. Ir turi būti valios, tikrai valia tikrai stipri, turi rasti same jėgų. Vilniaus kultūrizmo ir fitneso klubų sąjungos prezidentas Andžiai Jusel pastebėjo, kad žmogaus temperamentas varžybose groja tikrai ne paskutiniu smuiku. Jau daug metų aš stebiu būtent šitą sporto šaką, kaip nekeista, bet, sakykime, iš buvusios tarybos sąjungos, kai atvažiuoja sportininkai, ar tai būtų baltarusai, rusai, ukrainiečiai, jie kažkaip neantiek įsitempia kaip mūsų lietuviai. Jie kažkaip laisvai jaučiasi, nesvarbu, kad atvažiuoja svečius į svetimą šalį ir labai gražiai paruošia programas ir dažniausiai būna gerai pasiruošę varžybom. Jie tikrai gerai ruošiasi visada. Vyrų kulтуризмо kategorijoje prizinė vieta iškeliavo į kaimyninę Latviją. Все 9 судей поставили первую. Вот это неожиданность. Первый раз в моей жизни, наверное. Как впечатление сегодня? Удовольствие получили? После каждых соревнований получаешь удовольствие. Каким бы ты ни был, какое бы ты место ни занял. Именно ради этого ты выходишь на сцену, иначе зачем вообще выходить? Почему занимаетесь? И это, наверное, уже хобби ваше. Это даже не хобби, это образ жизни. Это... Я живу этим. Не знаю даже, что еще сказать. Вот я работаю тренером, занимаюсь, выступаю на соревнованиях. В принципе, вся жизнь от этого зависит. Sportininkams buvo išdalytas prizinis fondas, kurio vertė 7200 eurų. Toks grandiosinis sporto turnyras, kurio programoje varžėsi fitneso ir kultūrizmo atstovai, turėtų tapti kasmetiniu. Pirmas blynas neprisvilo, tačiau tobulėti visada yra kur. Rubrikoje Olimpinės viltis pasakosime apie kovos meną, kurio jėga slypi kojose. Pajusti varžybų jaudulį ir pabandyti jį prisijaukinti, gerai pakovoti ir žinoma laimėti. Tokiais norais ir tikslais į tradicinės moksleivių tekvando varžybas sostinėje sugužėjo keli šimtai šio olimpinio dvikovos stiliaus pasiekėjų. Šios varžybos yra tokios laisvesnės, čia yra moksleivių pirmenybės, reiškia gali dalyvauti 1-12 klasės moksleiviai ir jos yra tarptautinės, mes turime svečių iš Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos visi klubai. Šiuose varžybose gali pabandyti savo jėgas ir, sakykime, neilgai lankantys sportininkai, pasižiūrėti, susipažinti su tom varžybų tradicijom, kaip išeiti, pasveikinti priešininką, kaip kovoti, pajusti galų galia tos pačius nervus, tą jaudulį ir tiesiog įsilieti tą kovotojų šeimą, nes vis tiek visus taekwondo sportininkus galima skirstyti dvi dalis. Vieni, kurie sportuoja dėl savęs, kiti, kurie sportuoja dėl sportinių rezultatų. Tai čia, sakykime, moksleivių tarpe yra pirmasis toksai dalykas, kur vaikai gali mėginti siekti kažkokių tai sportinių rezultatų. Tokios varžybos tai nuolatinis bendravimas ir gilinimasis į šio kovos meno tradicijas ir tikrasias filosofinės vertybės. Tai galimybė parodyti save ir matyti, kaip progresuoja tavo bičiuliai bendraminčiai. Kovos menai tai patirtis, kuri keliauja iš kartos į kartą. Kai turi norą, tik tada gali pasiekti tokį suvokimą, kuris tau neleis sakyti, kad aš mokausi muštis, o išdidžiai pakėlęs galvą pasakysi. Aš mokausi kovos meno. Aš atrandu save, sustiprėju ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Ir ta vidinė kovotojo ugnis man padeda gyventi, padeda įveikti kasdieninius sunkumus. Tarptautinis Lietuvos moksleivių taekwondo turnyras išskirtinis ne tik dėl didesnių galimybių kovotojams, bet ir vertinimo objektyvumo. Dar jos yra išskirtinės tuo, kad mes jas pravedinėjame su elektroniniam kūno apsaugom, kurios buvo naudojamos Londono olimpinėse žaidynėse. Mes turime nusipirkę šitas sistemas ir jau dabar visoje Europoje, visam pasaulyje naudojamos šitos sistemos, jos yra labai objektyvios ir nėra tokių nuskriaustų, kurie lyg tai būtų taškų neužskaityta ar dar kažką.
Elektroninės kūno apsaugos nuo atsiradimo išgyveno ir evoliucinį laikotarpį. Pasaulinė taekwondo federacija vis negalėjo surasti tokio gamintojo, kuris padarytų liemenės, kur būtų mažiausiai paklaidų. Prieš kokius 2-3 metus jau jos buvo galutinai išdirbtos, kur beveik nėra klaidų. Dar yra tokia naujiena, dar niekas neturi, elektroniniai šalmai bus. Net neįsivaizduojam, kiek tai gali kainuoti, dar net neįsivaizduojam, kaip tai veiks, bet tai jau iš viso praktiškai išima žmogišką faktorių. Teisėjai jau nebelabai turės įtakos, nes dabar šiuo atveju dar teisėjai fiksuoja taškus į galvą, kurie yra atliekami. O kai bus šalmai elektroniniai, tai visai tada viskas priklausys tik tai nuo sportininkų. Olimpinės sporto šakos statusą taekwondo gavo 2000-aisiais Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse. Elektroninės kūno apsaugos oficialiai patvirtintos pasaulinės taekwondo federacijos, todėl jau buvo naudojamos šių metų vasaros olimpinėse žaidynėse. Taekwondo korėjiečių kovos menas paremtas galingais smūgiais kojomis. Sakoma, kad taekwondo kojų smūgiai yra tobuliausi iš visų pasaulio kovinių stilių. Smūgiai šios stiliaus kovose yra labai staigus, todėl kovotojas turi akimirksnį numatyti, kaip ginsis priešininkas ir kokį kitą veiksmą reikės atlikti. Kovojantis taekwondo sportininkas tikras energijos šaltinis. Mažųjų taekwondo pasiekėjų kovos impulsyvios, dinamiškos, emocingos ir tai pamatyti bei pajusti labai nesunku. Pasižiūrėkime vaikus. Kaip yra tėvai, jie visada mato, ar jų vaikas meluoja, ar nemeluoja. Kuo vyresnis vaikas, tuo sunkiau melą atskirti. O pas mažiuką, pas jį viskas veide parašyta. Ir užtat jie emocijų neslėpia. Kada jie džiaugiasi, jie visa širdim džiaugiasi. Verkia, atrodo, jų pasaulis sugriuvo. Susidomėjimas šią olimpinę sporto šaką nuolat auga, kovotojai ją pasirenka ir dėl to, kad visame pasaulyje egzistuoja vieninga skaičiavimo kvalifikacinė sistema. Jau nuo 5-6 metų vaikai gali susipažinti su šiuo posmenu visoje Lietuvoje esančiose taekwondo stiliaus sporto klubuose ir pasirinkti kelią, kuriuo ateityje norėtų eiti. Varžybinių ar tiesiog sportuoti savo malonumui. Ateinančių metų pavasarį lauks ir grandiozinis renginys atviras Lietuvos čempionatas, kuriame laukiama net 400 dalyvių iš 8 šalių. Čempionatas įvyks Vilniuje, tad iki naujų susitikimų. Dėkojame, kad buvote kartu. Peržiūrėti mūsų laidas galite ir internete Lietuvos ryto televizijos portale tv.lrytas.lt bei mūsų puslapyje teritorija.tv. Iki naujų susitikimų. Sudie. Kitoje laidoje parodysime, kaip su medžiotojais keliavome po Lietuvą ir dalyvavome jų globėjo Švento Huberto dienos minėjimo šventėje.